prieš tuos varžovus, prieš kuriuos yra tikimasi laimėti kur kas užtikrinčiau. Ir Italijano prieš šias rungtynes sakė, kad 1-0 mums neužteks ir tą demonstruoja jo auklėtiniai. 12 minutė. Krenta antrasis įvartis į Kauno Žalgirio vartus. Perdavimas į baudos aikštelę ir ten joje tvarko reikalus aikštės šeimininkai. Murillo čia berods atsidūręs į gilumoje ir prieš pat Kauno Žalgirio vartus sprendžia reikalus, nors man net kažkiek pasirodė, kad galbūt ir pats Rokas Leketas pasiuntė kamuolį į savosius vartus. Pamatysime tą situaciją pakartojimo metu. Vėlgi reikia įvertinti ir labai gerą perdavimą iš krašto. Į vartų pusę sukosi kamuolys. Na ir Bešiktašo klubas jau per pirmasias 12 rungtynių minučių tvarko reikalus labai rimtai. Čia, na taip, matome, jog tiesiog idealiai padėtas kamuolys ir man atrodo, kad visgi Leketas įsimušė į savosius vartus. Dabar matysime. Ne, vis dėlto Murillo. Praėjusio sezono eigoje už 5 milijonus iš Marselio buvo nupirktas šis krašto gynėjas iš Panamos. Na, irgi pasaulio čempionate žaidė tikrai labai neblogai, atstovaudamas Panamos rinktinę.